Sveiki mus girdintis ir žiūrintis, verslo aktualijų laidoje susitinkame po mėnesio su jumis. Džiaugiamės, kad mus įsijungėte ir tie, kurie pirmą kartą, ir tie, kurie esate pastovus mūsų klausytojai. Šį kartą pasirinkome temą, jinai tikrai girdėta ir tikrai, sakytume, gal kažkiek ir pabodusi, bet mūsų kampas, apie kurį mes kalbėsime, tikrai unikalus. Pakalbėsime apie lyderystės stilius. Šį kartą kalbuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Nymantu. Sveiki. Sveiki. Šitą pokalbį vesiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Nymantienė. Pirmiausiai taip tiesiai šviesiai. Ar egzistuoja geriausias lyderystės stilius? Ne. Ir tai yra svarbiausia žinutė. Nėra vieno geriausio arba nuostabiausio dėl to, kad mes gyvename besikeičiančioj rinkoje, gyvenime, greityje, organizacijų kaito ir taip toliau. Tai vieną stilių turėti yra pavojinga, netgi sakyčiau. Pastebėjau, kad apie lyderystę tikrai aktyviau ir daug kalbame dabar. Palyginus prieš 15 metų ir dar to labiau prieš anksčiau. Kodėl šita tema plėtojama ir kodėl jinai yra svarbi? Todėl, kad mes keičiamės, gyvenimas keičiasi, organizacijos, mes išėjome iš posovietinio, sakykime, ir tokį kapitalizmą. Dabar sakyčiau, kad jau esam tiesiog brandžios organizacijos, brandi valstybė daromės ir taip toliau. Tai sukelia skirtingus poreikius vadovams. Yra labai pastebima, kad kenčia tos organizacijos, kur vadovas nekeičia stiliaus. Kaip čia dabar populiaru, nepopuliaru, kaip jūs matot savo konsultuojamuose įmonėse apie tą pastangą keisti stilių, būtent pačio vadovo? Čia yra įdomi tema dėl to, kad būna labai netgi, sakyčiau taip, kad vadovai sako, aš esu toks. Taip, konstatuoja. Konstatuoja ir pas mane bus tik taip, pavyzdžiui, ne? Ir tada yra klausimas, tai ar organizacija yra apie vadovo komfortą, ar vis dėlto tai yra apie organizacijos vystymą. Ir čia turbūt yra aiškus atsakymas. Ir atsakymas koks? Kad ne organizacija turi prisitaikyti prie vieno vadovo. Su kokiais dažniausiai lyderystės stiliais susidurite praktikoje ir galėtumėt gal tiesiog pavyzdžių pavardinti, ar ne? Taip, tų stilių yra daug, bet, sakykime, tie, kurie dažnai sutinkame, tai yra kažkoks direktyvus arba nurodomasis stilius, kai vadovas labai konkrečiai nurodo, kaip viskas turi būti ir ką reikia daryti. Tada jis turi ir pliusų, ir minusų, sakykime, aš manau, kad kritinėse situacijose tas stilius yra puikus, bet visiškai netinkamas, kai mes šnekam apie gilius vystymo dalykus, pavyzdžiui. Tada, sakyčiau, kitas stilius, kuris yra toks coachingo irgi stilius, kur čia visus coachini, reiškia vadovas tarsi ugdo ir taip toliau. Tai puikus stilius, kai mes turim laiko ugdyti tuos žmonės, bet mes turbūt yra ne visose situacijose ir ne visose klausimuose turim šitą stilių taikyti. Jis turi tik savo vietą ir funkciją. Ne? Tada deleguojantis, kur, pavyzdžiui, nepriema sprendimų ir moka visus kitus priimti. Tai irgi kaip ir geras, jeigu komanda yra brandi, kompetitinga, turi ekspertinę komandą, tai tada taip, šitas stilius tinka, bet jeigu yra naujokai, tikėtina, kad tu gali labai stipriai prašauti. Kokia didžiausia SEO arba savininkų klaida? Įsimylėjimas vieną stilių ir nenoras, kaip čia, ugdytis, gal taikyti, suprasti, kodėl tie stiliai turi būti keičiami ir kodėl tai reikia, nes organizacija neturi gyventi komforte, bet ir vadovas neturi gyventi komforte. Vadovas yra tam, kad skatintų, aktyvintų ir vystytų organizaciją. Kokie signalai, kaip suprasti, kad laikas keistis? Labai gerai atspindi turbūt susirinkimai ir idėjų gausa. Tai jeigu susirinkime vadovai tyli, nesidalina arba priešingai, pavyzdžiui, ateina ir sako, tai vadovai priimk sprendimus,
ir už mane, reiškia, yra tarsi laukiama visų sprendimų. Tai turbūt jau rodo apie tai, kad jūs kažkokiam stiliui užsigyvenote ir jau žmonės tiesiog apsiprato, prisitaikė ir dėl to pradeda organizacijas skurdėti tiek idėjų prasme, tiek vystymo prasme. Jūs taip įvardinot, kad tarsi stebisi komandose, bet labai dažnai gal kriterijus galėtų būti ir tai, kad pats vadovas labai stipriai pavargsta. Jo, jeigu komanda nepavargsta, jisai pavargsta, tai turbūt irgi rodo labai aiškiai, kad už visus dirbi, pavyzdžiui. Taip. Stilius, kai dirbi vienas. Jo. Gerai. Na gerai, vadovas tikrai iš tam tikrų bruožų pastebi, kad kažką reiktų keisti vadovavime. Kaip pasirinkti vadovui tinkamą stilių? Tai čia yra, kaip sakyti, gali nueiti mokymus, gali biškį pasistudijuoti tuos dalykus, bet iš tikrųjų teorija ir praktika rodo, kad tavo stilius turėtų varijuoti pagal tai, kokio yra organizacijai šiuo metu situacijai, kokie yra tikslai keliami, kaip organizacija vystosi, kokia žmonių branda. Tų kriterijų yra daug ir kiekvienam tam kriterijui, kaip pavyzdys, yra krizė. Tai nėra laiko žaisti demokratiją, rinkti idėjas. Tiesiog reikia daryti sprendimus čia ir dabar ir kuo greičiau. Ten, nežinau, restruktūrizacijos prieš bankrotą kažkokios situacijos, piniginių srautų sutrikimai, nesuvaldymai, kažkas ten, nežinau, avarijos, pavyzdžiui. Tai iš esmės tuo metu reikia nurodyti ir dabar ką darom. Ta darom, tą darom ir taip toliau. Jeigu mes turime situaciją, kai komanda yra brandi, kai yra samdyti profesionalai, tai tada tu turi tartis, tu turi kelti tikslus, generuoti ambicijas, ieškoti būdų, kaip įkvėpti žmonės, kad jie daugiau prisijimtų ir taip toliau. Tai tokiu atveju tavo stilius turi būti visai kitoks. Tai tu turi vizionieriškas tapti, kaip tu įsivaizduoji, ką galėtume maksimaliai pasiekti ir taip toliau. Tai va šita vieta atspindi, kad kiekvienas vadovas savo įrankių dėžėj lyderystės stilių turėtų turėti ne vieną ir ne du. Ir dėja, bet vadovai mes savo vertę būtent tame ir sukuriame, kad mes vadovaujam, nurodom kryptį, įkvepiam arba palaikom arba nurodom. Pagal kiekvieną organizacijos situaciją. Kiek dažnai vadovo ego čia pakiša koją? Dažnai. Manau, kad egoizmas yra vienas iš to įsitikinimo arba klaidų. Jeigu vadovas galvoja, kad jisgi žino geriausiai už visus ir visą laiką, tai tikėtina, kad jis praras ar komandą, ar rezultatus, ar kažką dar dėl to, kad tai nėra. Vadovo tikslas yra kurti organizacijoje stiprią komandą, kuri sugebėtų vystyti ir gerinti organizacijos tiek pelningumą, tiek apyvartos, tiek visus kitus dalykus. Dažnai konflikto ašis būna, kaip jūs sakot, kai pats vadovas geriausiai žino, kaip čia reikia daryti ir dar labiausiai kažkaip trikdo žmonės tas direktyvus ir ne vadovavimo stilius, kai jis ne tik žino, kaip daryti, bet jis ir nurodo, kaip daryti. Kokie dar galėtų būti tokie protingi miksai, ar ne, kurie padėtų, tokiam, gerai, jisai jau pastebėjo, jau taip byra dalykai, ar ne, santykio su komandom. Tai dabar nuo to direktyvaus, kaip čia galėtų judėti į, žinoma, kaip jūs minėjote, šitas situacijas, kurios yra tarsi krizinės, įvardinkim, ar ne, tai čia nelaikas. Bet, toks objektyviai, ar ne, yra ramesnis kažkoks laikas, kuriame galėtum kažkaip bandyti daryti veiksmus. Klasikinė, situacinė lyderystė, ką apibrėžia ir kas yra tikrai, manau, vadovo pradžiamokslis, tai yra, kad įvardinkime taip, kad kai ateina naujas žmogus, tai yra puiku pradėti jam nurodant, kaip ir kas turi būti padaryta. Po kurio laiko, kai žmogus supranta, ką jis čia daro,
reikėtų pereiti į tokį pamokymą, pakoregavimą, bet jau nenurodymą. Tada, kai tu jau supranti, kad žmogus supranta, ką daro, kaip daro ir turi savo dalykus, tai tu gali kartu su juo kažką tai daryti ir tobulinti. Jau tai reiškia, kad jis irgi perėma tą netgi ir tokio tobulintojo, ne? Tai bendradarbiavimo stilius. Ir tada ketvirtas stilius yra delegavimas, kai tu jau esi įsitikinęs, kad jis daro puikiai, tai tu tiesiog pasitikėt pradedi juo ir jis tave ir tada tu deleguoji. Bet atsakomybė vis tiek lieka tau, nes delegavimas tai yra, kai tu pasitikėdamas atiduodi daryti taip, kaip žmogus supranta ir žinai, kai jis padarys tai geriau už tave. Labai dažnai pastebim tokio nesugebėjimo konteksto matyti. Kai pats vadovas nemato konteksto, tą mato plika akimi komandos, ar ne, bet vadovas tarsi nepastebi. Tai kas čia padėtų? Įprastai tai yra kažkokie tyrimai, konsultantai, ne, ir ypač atvirumas. Atvirumas sugebėti klausyti komandos, ką jie sako ir kaip, bet tam, kad jie tą papasakotų, reikia kultūrą turėti, atvirumą, kad žmonės nebijotų sakyti, kad saugu būtų, ne. Tai yra, ta prasme, organizacijos kultūros vystymas, kur mes kalbam ir apie lengvus ir sunkius dalykus vienodai. Tai tikrai tokiu atveju taip, jeigu šito nėra, organizacija nelinkusi arba organizacijos nariai yra labiau prisitaikantis arba labiau lipšnus, ta prasme, kad geriau giria, bet teisybės nesako arba ten palaiko ir nepasitenkimą nedemonstruoja, tada yra tikrai sudėtinga. Ir šita yra visada, kaip čia toks, aš sakau, kaip liūnas, ne, kur tu gali ir pats susirgti savim. Niekas tau nieko nesako, reiškia viskas gerai, ne, bet tada užaugina tą egoizmą, kur anksčiau ir vėliau kažkas išsprogsta, ne. Kitas dalykas, rodo ir paprastai po ilgesnio laiko tai organizacijos rezultatai, kažkas tai nebe stringa, neįvyksta, nepasiekiami tikslai, nebeaišku, kaip čia tie rezultatai, kodėl niekas nesugeba paaiškinti ir taip toliau. Tai čia yra antriniai tie dalykai, rezultatai indikuoja, kad kažkas su mūsų komunikacija, su mūsų tikslais, su mūsų darbu ir suvokimu, tai yra jau pakibę. Jeigu kalbėjau apie tai, kad vadovas ir negirdi, bet labai dažnai ir komandos nedrįsta, matydami tam tikrą tipažą savo vadovo, išsakyti dalykus atvirai. Koks čia galėtų būti padrąsinimas komandom, kada jau netylėti ir kada tikrai atvirai pasidalinti su vadovu. Kokie vadovo, sakykime, elgsenos jau būdai mes pastebėtumėm, jau pradeda trikdyti procesus. Čia tokia tema yra turbūt ties etiketo klausimais, kaip prasideda, ne? Bet dažnai aš situacijose matau, kad žmonės dėl saugumo arba dėl tam, kad neturi alternatyvų darbui, jie dažnai nutyla ir prisitaiko. Tiesiog bet jeigu kalbėtume, kad ar tai normalu, turbūt tai nėra normalu. Nes tai nepadeda organizacijai augti, vystyti, suvokti. Tai aš sakyčiau, kad o tie indikatoriai, kurie parodo, kad tikrai jau visai blogai, tai nežinau, konfliktai, teismai, ginčių tarybos, visi tie dalykai, kas yra kritiniai, bet jie ir gimsta tuo pagrindu, kad nebuvo išsakyta, parodyta neteisingai arba kažkas pervertino ir taip. Tai yra pagarba santykiams, procesams ir skaidrumui. Tai iš esmės tie kritiniai dalykai po to perauga į tos teisinius dalykus. Kiekvienas pokytis turės pasiekmes. Į kokias pasiekmes reiktų atkreipti vadovui dėmesį, jei bando keisti arba mokytis tam tikro stiliaus. Kaip pavyzdys, nebuvo direktyvus ir dabar bandau kalbėti su komandom, deleguoti. Jeigu tu vai 20 metų, reiškia, nurodomoji stilių ir iš karto dabar nuėjai mokymus ir pradedam deleguoti, tai neveiks. Taip, jau gal kraštutinis toks pavyzdys, bet šiaip objektyviai vadovas nori ar ne kažką keisti. Turbūt, kad turi būti pirmiausia, kaip čia pasakyti, pasimokyti ir suprasta ir turėti tam tikrą klausimą. Tu vis tiek turi truputį paauginti dialogo kultūrą, užduoti klausimą. Galbūt pirmą nepasakyti, ką aš noriu, kaip, bet, pavyzdžiui, paklausti. Tokie paprasti dalykai, bet jie atspindės, ar žmonės yra pasiruošę. Jeigu to nevyksta,
Tai reiškia, kad tu kažką turi pakeisti, nežinau, parašyti kolegos, pristatyti klausimą ir taip toliau, ne? Ir taip tu įvesi į savo tą kažkokį išnurodomą stilių truputį kažkokį bendradarbiavimą. Tai nepavyks iš karto dėl to, kad vienas dalykas, tu gal ir kaip vadovas gali išmokti ten, nueiti į seminarą, pasitreniruoti ir tų stilių galima tikrai pamokyti ir išmokyti ir tu įvaldysi, bet tai nėra pakankama sąlyga, kad tu tai taikysi. Dėl ko? Dėl to, kad žmonės tave atsimena kaip nurodinėjantį, pavyzdžiui, ne? Arba kaip vien tik mokantį, kad geriau va taip ir taip daryti. Ir moko, ir visi, nu tai visada tai bus. Ir dabar tu staiga užduodi klausimą, nemokai, jau sakai, o kaip tu tai darytum? Žmogus pasimes. Ta prasme, tai reikia laiko, kad žmonės irgi, tai čia tas vadovavimo stilius ir pritaikymas yra ir truputį menų vadinamas dėl to. Nes tai yra ne vien tik, kad tu stilių pakeitai, tai nereiškia, kad žmonės tave priims pasikeitusi net galbūt. Ne, kodėl to reikia? Tai yra akivaizdu, kad tai būtų vis tiek stimuliuojama ir kartais reikia specialiai stilių pakeisti radikaliai, kad būtų sukrėtimas. Tu visą laiką tariais ir staiga nurodai, ne? Ir tada pasižiūrėt, kaip žmonės reaguoja, bet tu gali tai daryti, jeigu yra kritika. Kritinis kažkoks įvykis, tai tada taip ir tada gali paaiškinti, kodėl tu taip elgiesi ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad tai, kad tu išmokai, dar ne tik pradžia. Tai tik pradžia. Kad tu supranti, kaip parinkti stilių, irgi pradžia. Nes tu tą turi realybę ir žmonės turi apsiprasti, kad tu gali būti ne vieno stiliaus. Ir jeigu žmonės supranta, kad tu stilius turi ne vieną ir ne du ir tuos taikai ir jie tinkami laiku, tai jie tikrai džiaugsis ir palaikys ir tada tikrai bus didelis atvirumas. Ir visi net pradės patys apie tai, kaip atviriau diskutuoti ir dalintis. Analizuojant lyderystės stilius, labai daug yra tos painiavos, ar tai yra asmenybės bruožai, ar tai yra įrankis? Kaip jūs atsakytumėte į klausimą? Pirmiausia, tai yra įrankis. Bet kuris vadovavimas ir kalba, tai yra įrankis. Nes vadovas yra samdomas organizacijai valdyti. Tai stilius yra valdymo įrankis. Dabar dėl įgimto ar neįgimto. Taip, mes esam skirtingi, turim skirtingas savo įgūdžius, savybės, vieni stiliai mums yra arčiau, yra natūraliau, komfortiškiau ir taip toliau, bet tai nereiškia, kad tu nesi profesionalas. Tu turi suvokti, ką, kaip tu vadovauji ir kodėl taip vadovauji. Jeigu jūs to nedaro, tai pamastykit, kodėl jūs. Arba paklauskit kitų kolegų vadovų, nežinau, koks jūsų vyraujantis stilius. Tai kolegos pasakys labai greit, koks jūsų stilius. Brandžiausias momentas, matyti, būna tada, kai vadovas supranta, kad jis nesvarbiausias šitame kambaryje. Tai čia jau yra faktiškai verta aplodismentų ir stebuklo, ar ne? Na, sakykime, bet tikrai nebūtinai tokį pavyzdį mes paimkim, ar ne, bet na tikrai čia yra tokia kaip viršūnė. Bet man atrodo, suklupimo akmuo būna tas tiesiog žvilgsnis, kas čia svarbiausia, mūsų ta vidinė kova. Ar ne, asmenybių kova, poveikio kova ir visa kita. Bet pametam tokią kryptį, ar ne, kad man svarbu, kad organizacija veiktų. Tai toks, kaip čia pasakyti, tarsi savaime suprantamas dalykas, bet mes dėl to nei aptarę, nei susitarę jį pametam. Kiek toks požiūris, tikslo požiūris, ar ne, kad visa tai veiktų, dėl ko mes susitikome, irgi būna suklupimo akmuo. Jo, čia daugiau toks iš organizacijos, kaip čia iš verslo, organizacijos, iš savininko lūkesčio, ne, mes šitą dimensiją kartais irgi pametam, kad vadovas yra samdomas, kad organizacija būtų veiksminga. Tai reiškia, kad ir vadovas turi būti veiksmingas, ir komanda turi būti veiksminga, ir procesai turi būti veiksmingi, ir biznio modelis turi būti veiksmingas. Ir jeigu pradeda suktis tik apie vieną asmenį, tai mes turbūt iškart grįšim prie temų, kurios vadinsis organizacijos tvarumas, stabilumas, kiek jin yra atspari tam tikriem dalykam. Ir ypatingai, jeigu vadovų stiliai yra užsikirtę arba net nusistovėję per metus pagal funkcijas, pagal
yra organizacijų, kur labai ilgai dirba ir visi jau susitaikė, kad niekas nesikeis ir taip toliau, tai ta organizacija irgi yra tam tikro būdo arba taip prisitaikališkumo ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad čia negalima nuvertinti kritinių dalykų. Yra organizacijos, kur viskas nusistovėjo ir puikiai veikia. Niekas iš jos daugiau nenori, savininkas yra komforto būsų ir patenkintas tiek, kiek gauna. Bet yra ir priešingų, kur yra keičiami kolektyvai, vadovai ir taip toliau, ir kaip savininkas nepatenkintas, taip nepatenkintas. Ir tada mes turėtume užduotos klausimus, tai kodėl taip yra. Ir tie atsakymai grįšim prie tų dalykų, būtent esminių. Tai ar aiškiai komunikuojama, ar aiškiai suformuluojama, ar tikrai SEO supranta savo rolę, ar jis suprato tikslus, ar jis moka ištransliuoti. Tai mūsų lyderystės stilius apima labai daug dalykų. Tai kaip aš suprantu man nuleistus tikslus iš valdybos, iš savininko, kaip aš juos transliuoju savo komandai, ar man reikalinga komanda. Yra stilių, kai man nereikia komandos, man reikia tiesiog asmenybių. Yra labai skirtingų tų stilių. Bet jeigu tu esi tik vieno būdo, vieno stiliaus, tai galbūt kai kas tai mato kaip kažkokį, kaip čia sakyti, stiprumą, kad va čia, žinai, viskas ant vieno žmogaus pastatyta, o aš tai jau galvoju, kad brandžios organizacijos tada užduoda klausimas pakeičiamumo. Tada irgi ir tu pajuokaut žiauriai, bet dėja, bet nepakeistųjų pilnos kapinės, žinai. Tai taip, kad ir baisiai skamba, bet iš tikrųjų organizacijų vadovai, kuo jie yra brandesni ir turi skirtingų stilių, tie jie gali ir augant organizacijai į didesnės brandas, jie kartu ir jų stiliai platėja, gilėja, daugiau efektyvesni tampa. Bet jeigu organizacija perauga vadovą, dažnai vadovas yra pakeistas. Ir netgi yra tokių, kaip čia sakyti, pašnekesių arba būdų, kur sako, šitas vadovas tinka organizacijos vystymai, bet jis netinka po to, kai jau išsivysto, palaikyti ją, nes jisai nežino, kaip tai daroma. Tai aš sakyčiau, kad irgi yra ta filosofija lyderystės stiliaus, kad jeigu žmogus savo gyvenime geras vienam stiliui ir tinka tik vienam darbui, tai kodėl to nesinaudota, ne? Bet tai irgi yra tik tais jau apribotas dalykas. Tai jeigu lauknešėlį, sakykime, tokį pasiimti, aš suprantu, kad receptų nėra, suprantu, kad mes ir pokalbį pradėjom, kad nėra geriausio stiliaus, ar ne tokio, nėra ir universaliausio stiliaus, ar ne, bet į tą lauknešėlį, ką paimtumėm, kai ir vieno, ir kito reikia, tai ką imtumėm? Reikia krizėse, reikia direktyvaus. Taip. Su komandom reikia... Mokomojo ir diskusijų, bendradarbiavimo stiliaus reikia. Toks, koks dar galėtų būti... Delegavimo yra. Tai 4 tie pagrindiniai, o po to gali būti ir visokie tokie demokratinis stilius gali būti. Apie jį dar mažai kalbėjom, šiek tiek porą žodžių. Yra štabinis valdymas toks irgi, kad tarsi tu suvokia kiekvieną departamentą kaip štabą, tu tik nurodai kryptį, o jie atneša tau, kaip jie darys ir tu tik tais pasitvirtini. Štabas tai reiškia visiškai tokio autonomiškai veikia tavo padalinys. Aš galiu tokio delegavimo principų su jais dirbti, ne? Kad aš sakau, žiūrėkit, ir man svarbus yra, nežinau, ten marketinge 4 ten parametrai kažkokie, ten, nežinau, pasiekiamumo, ten pardavimų kažkokie ir taip toliau, ir jūs ten kaip štabė dirbat atskirai, viską darot, o aš tik tais per parametrus sakau, man tinka, netinka, įsitikinu, kad mane tenkina jūsų veikla. Tai galimas ir toks stilius. Ir pabaigai ateinu į naują įmonę, mane pakviečia kaip SEO, ne, ir kaip čia man apsidairyti ir kaip čia man apčiuopti apie vyraujančius stilius. Pirmą mėnesį vaikščioti į susirinkimus ir patylėti ir klausyti. Ir kas pasistebės? Jeigu girdėsi ir matysi, turėtum išgirsti ir pamatyti, kaip viskas čia natūraliai yra pritaikyta vieniem ar kitiem stiliam. Na ir jeigu tu visiškai priešingo tipažo esi lyderis, tai ką čia tau reikia dabar iš karto daryti? Nuspręsti, su kuo dirbsi, su kuo kaip dirbsi. Ir ar tu keisies, ar komanda keistis turi.
Ar apie tai pasišnekėsi su komanda, beje, čia irgi jau stiliaus klausimas. Ar tu nori pasikalbėti su ją apie tai? Ačiū už šitą pokalbį ir tikiu, kad šį kartą šiek tiek į lyderystės temą mes pažvelgiam kitų kampų. Jau minėjau laidos pradžioj, kad šita tema taip, jinai yra daug kur išeksponuota ir daug kur liesta, bet kaip stiliaus turėjimas ar stiliaus stoka gali tau trukdyti, tai irgi yra pakankamai vertinga pasikalbėti. Kalbėjausi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Dėkoju už pokalbį. Šitą pokalbį vedžiau aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Tikiuosi, šitie pokalbiai yra įdomus, reaguokite, lauksime jūsų reakcijų. O šį kartą kalbėjomės apie lyderystės stilius ir šį kartą bandėme šiek tiek praplėsti nepopuliariai šitą temą. Lauksime ir po mėnesio jūsų. Atsisveikinam, sudie.